Labadiena, su jumis matantys.lt komanda, tai yra Indrė. Sveiki. Ir aš Rokas. Šiandien pasikviečiau Indrę į svečius, kad padėtų pavaizduoti, kaip matymo pagalba galima pasiekti savo tikslus. Taigi, čia yra pavaizduotas žmogus. Pirmasis būtent žaliom linijom tai yra pavaizduotas fizinis lygmuo ir raudona spalva aplink jį jau pavaizduota žmogaus biolaukas, jo subtilus kūnas, į kurį įeina siela, dvasia, aukščiausieji. Šitoj vietoje raudonom linijom pavaizduota yra žmogaus širdis. Ir kiekvieną tikslą, kurį mes gyvenime įsikeliam, reikia būtent pasirinkti, kad mes jį galėtumėm pasiekti ir padaryti matymu, ne tik matymo pagalba. Tai geriausia yra ir visada sakau žmonėm, kad rinktųsi būtent širdimi. Taigi, kai žmogus turi kažkokį tikslą, tarkim, pavyzdžiui, sukurti kažkokią firmą, sukurti savo verslą, ateina jam mintis. Ir ta mintis jam eina iš galvos ir ta mintis kažkokiam lygmenį tampa realybė. Čia yra pavaizduoti mėlyna spalva, tai pirmasis lygmuo virš fizinio, tai yra visiems gerai žinomas internetas, toliau ten eina dvasinis lygmuo, mentalinis lygmuo. Ir tų lygmenų yra labai daug, jie eina tiesiog visi virš mūsų į viršų, bet apie juos smulkiau šiandien nepasakosiu, šiandien apie tai. Taigi, Indrė pavaizdavo, kaip tas mūsų mintis kažkuriam lygmenį virš fizinio tampa realybė. Ir tą realybę mums reikia nuleisti į fizinį lygmenį. Matymo pagalba mes matome, kaip ta realybė iš kiekvieno lygmens tiesiog palaipsniui mes galime nuleisti į apačią. Pamatom, kaip į vieną nuleidžiam, tada pamatom, kaip į kitą nuleidžiam, į trečią. Ir taip palaipsniui ta realybė leidžiasi į apačią. Kažką turim, kad neįleistųsi kažką galbūt padaryti subtiliam lygy, gal kažkokią situaciją iš praeito gyvenimo uždaryti. Gal kažką padaryti fiziniam lygmenį, kad tai vystytųsi. Ir tiesiog palaipsniui tai leidžiasi, kol galų gale nusileidžia į fizinį lygmenį. Ir tampa fiziniam lygmenį ten žmonės, darbuotojai, kažkokie firmos pastatai atsiranda. Tiesiog mes tai sukuria visą tai jau fiziniam lygmenyje. Taigi, tokiu principu matymo pagalba galima pasiekti tikslus. Tik labai svarbu, jeigu įsikeliam tikslą, tą tikslą pirmiausia patikrinti per širdį, ar tai tikrai yra mano tikslas, ar aš jį galiu pasiekti. Jeigu tas tikslas rodo širdis, kad ne, tai yra ne mano širdis, nepriima, viskas tą tikslą reiškia. Arba jisai užstriks kažkur, arba kai jis nusileis į fizinį lygmenį, jis man bus neįdomus, man jis bus nereikalingas ir sakysiu, kam aš visą tai dariau. Taip pat, leidžiant tikslus, tas realybės į fizinį lygmenį, gali tuose tiksluose atsirasti kažkokie blokai, kurie trukdo tai nuleisti. Bet jeigu tas tikslas eina iš širdies ir mes turime matymą, matymo pagalba tuos blokus galima nuimti ir tiesiog pašalinti. Taigi, tiek apie tikslo ir savo tikslo nuleidimo į fizinį lygmenį. Iki. Iki.